Na, sveikučiai, labukas visiems, kas žiūrės, kas žiūri. Dabar šiaip tai neplanavau daryti šio video, bet norėčiau aptarti kelias detalės, padaryti tokią apžvalgą, sakykime, tai, ką aš mačiau pas Giedrę laidoj, Giedrė G. Ir buvo pokalbis su būsimų kandidatų į prezidentus Eduardu Vaitkumi. Tai šiek tiek, sakyčiau, aš galbūt iš savo požiūrio nustebau, sužinojusi tam tikrus dalykus, kur aš visai kitaip mąsčiau apie jį. Bet norėčiau duoti galbūt pirmiausia jums paklausyti vieną ištrauką, o tada jau galėsiu aptarti tai, ką norėjau pasakyti. Kai taip nurodė, mes Lietuvoje lietuviškos valdžios neturim, mes turim vykdytojus. Ir skaudžiausia yra tai, kad mes praradom Lietuvos nepriklausomybę. Ką turit omeny? Tiesiogiai turiu omeny, Konstitucijos 1 straipsnis sako, Lietuva nepriklausoma respublika. Nepriklausoma. Tai kaip gali nepriklausomai respublikai užsienio, tarkime, Briuselio biurokratai nurodyti, jūs turit priimti tokius teisės aktus, kurios bus tokios ir tokios formuluotės. Mes esam ES nariai ir vykdom komandas iš užsienio šitoj vietoj. Tiesiog mes atsisakėm dalies savo nepriklausomybės. Bet šitam kontekste svarbu pabrėžti, kad Lietuvos žmonės Konstitucijoje yra nurodę, mes turim teisę atsisakyti nepriklausomybės. Tokia galimybė yra suteikiama, bet jos yra tam tikra nuostata, kaip tai turi būti padaryta. Ir mes atsisakėm nepriklausomybės Lietuvos tam tikrų valdžios valdininkų sprendimais, o ne Lietuvos žmonių valia pareikšta referendume ir kas atitinkamai būtų pagal Konstitucijos reikalavimus. Tai mes turim okupantų, aš vadinu, valdžią, kuri iš mūsų atėmė nepriklausomybę, kuri vykdo užsienio šeimininkų nurodymus ir kuri tiesiogiai tekstu tyčiojosi iš Lietuvos žmonių. Ir tokia padėtis, neleistina ir neatleistina. Ir dėl to aš ir pasakiau, kadangi nematau Lietuvos politiniai sistemai nei vienos politinės jėgos, kuri norėtų arba galėtų įgyvendinti kokius tikslus, atgauti nepriklausomybę ir lietuviškos. Tai va, buvo toksai įrašas, sakykime taip, kad kalbėjau, kad mes praradom, įstojant į Europą, praradom nepriklausomybę ir taip, praradom nepriklausomybę, bet ką norėjau pasakyti, kad jis kalba apie Europos įstojimą, apie NATO ir panašiai, kad daugelis jo požiūrių sutampa su Tutkum, nes Tutkus žinot, kad eina tik už NATO, už Europos Sąjungą, kad būtumėm Europoje ir dabar jis taip gražiai kalba, Eduardas, čia lietuvybės, čia nepriklausomybės praradimas ir taip toliau, kur visi tikėjo, kad Eduardas yra prieš NATO, yra prieš Europos Sąjungą. Bet jūs, mielieji, klystat, taip kaip aš pati suklydau, galvoti, kad jisai yra prieš. Sako, jis visada kalba, turiu 15 minučių čia įrašą, bet tikriausiai neduosiu paklausyti, nes ilgas įrašas. Tai galėsiu nebent įdėti ir
jis kalba, kad Europos Sąjunga, įstojant į Europos Sąjungą, piliečiai patys atsisakė tos dalies didžiosios nepriklausomybės. Tai jis sąmoningai tą žinojo ir paklausykit vienos ištraukos, ką jisai kalba apie Europos Sąjungą. Tuoj minutę aš jums pateiksiu. Šiek tiek kantrybės. Reikia įstatymais vadovautis. Tai tokiu atveju aš irgi sakau. Aš asmeniškai balsavau už Europos Sąjungą. Tai pats balsavot, ar... Aš balsavau. Jūs balsavot be jokių ten dėlaus, be skalbimo miltelių. Tai va, kaip girdėjot, tai jisai pats balsavo už Europos Sąjungą, o dabar kalba, kad tauta gali nuspręsti tipo referendumų ir panašiai, kad NATO referendumo nebuvo. Yra įrašas, jeigu sakau gerai, kas negirdėjot, išsiklausykit pas Giedrę laidoj, apie ką jisai kalbėjo, gerai išsiklausykit. Tai mane tas nustebino, kad jis nėra prieš NATO, kad būtumėm. Jis nėra prieš, kad Lietuva būtų Europos Sąjungoje. Tai dabar man paaiškinkit. Europos Sąjungoje kaip gali būti Lietuva nepriklausoma būnant Europos Sąjungoje? Tai yra neįmanoma. Tai man šitas dalykas nesuvokiamas, kaip jisai apie tai kalba. Man tai yra nesuvokiama. Jeigu mes jau priklausom Europos Sąjungoje, tai mes negalim būti nepriklausomi. Tai va šitos dalykas man užkliuvo, nežinau, gal aš čia netaip supratau, gal jūs ten teisingai supratot visi, bet siūlau dar kartą jums visiems paklausyti, kas negirdėjo tos laidos, arba gerai įsiklausyti ir išsitraukti tas ištraukas būtent iš tai, ką jisai sako. Tai jisai nėra prieš. Jis visada kartoja, sako, čia reikia klausti žmonių nuomonės, ar jie sutinka ar nesutinka. Bet jeigu toks prezidentas jau eina į rinkimus ir jisai nėra prieš NATO, kad būtumėm narė, jis nėra prieš, kad būtumėm Europos Sąjungoje, tai mano požiūris yra visai kitas. Tai dabar vienas iš tų gelbėtojų, tiesos skleidėjų, vienas iš šitų, tarkim, šitų draugų laidoj, kur veda, kur yra ir Vaitkus, kur atsakinėja į klausimus, jisai pats yra prieš NATO, yra prieš Europos Sąjungą, bet ant tiek reklamuoja tą Vaitkų, o Vaitkus yra tam visai ne prieš. Ir tai kažkaip tai du nesuderinami dalykai, tada kodėl jisai reklamuoja būtent, ar jisai pats nesupranta, arba pats nesuprato, kokį požiūrį turi Vaitkus, ir jisai jį reklamuoja, stumia kaip geriausią kandidatą į prezidentus. Tai vėlgi pagalvokit, pasižiūrėkit, paklausykit, kad man asmeniškai nesutampa šitie dalykai. Tas man užkliuvo, apie tai pasišnekėti norėjau, apie tai pasakyti savo nuomonę norėjau ir kad labai ir kiti tenai, tie trys muškietininkai irgi tenai už Vaitkų ir panašiai. Bet aš su kai kuriais dalykais ten taip Vaitkum sutinku, kaip jisai žiūri, kokį požiūrį turi, kad turi būti teisingumas ir panašiai. Bet kaip ir daugeliui, manau, jūs turbūt irgi nustebote, taip kaip ir aš, galvodama visai kitaip, o pasirodo yra kitaip. Tai klausimas, kodėl ta reklama tokia, jeigu to vieno tiesos skleidėjo
yra pažiūros visai kitokios, kurios yra griežtai eina prieš NATO ir griežtai prieš ES, kad tik išstoti iš šitų sąjungų. O Vaitkus, jisai nieko prieš, dėl to, kad mes esame. Tai va, ir siūlau jums gerai pagalvoti, pasižiūrėti, kas nematėt arba kas matėt, bet neužfiksavot šitų momentų. Ir tada po video galite rašyti savo nuomonę, kodėl būtent toks žmogus reklamuoja, kurio pažiūros yra visai kitokios. Vis dėlto visai skirtingos. Tai irgi kyla klausimų, kodėl tai daroma, ir gal jūs turėsit kokį atsakymą, gal ką žinot. Tai va, ir kol kas tiek, ir pamastykit, pažiūrėkit ir tada rašykit. Nu ką, ačiū, kad klausėtės, kad buvot, išsakykit savo nuomonę, ką galvojat ir tada iki greito.